Bendrinsiu langą. Tai šiandien kalbėsim, kaip ir minėjau, apie 2T trackingą, tai yra siekimas pasirinkto objekto. Užduotis yra numeris 4. Dabar papasakosiu, kas tai yra. Trackingą dažniausiai naudoja, kai nori prikabinti būtent prieš kažkokį tai objekto, galbūt kažkokį tai tekstą, gal logotipą, gal, pavyzdžiui, būna, žinot, green screenai ir green screenai yra ten kryžiukai. Tai čia tie visi dalykai tokie yra specialiai, kad paskui panaudoti After Effect'e trackinimą, tai yra siekimo pasirinkto objekto, kad tai lengva būtų tą objektą susekti, prikabinti kažkokį tai norimą efektą arba norimą tekstą arba logotipą. Čia tikrai yra labai daug visokių variantų, ne? Tai galbūt kažkas tai ten mašiną filmuos norės prikabinti būtent prie mašinos numerių kažką, tai kad nebūtų tų numerių. Čia vėlgi kaip pavyzdys, skirtingai naudoja ir vėliau galėsim dar pažiūrėti gal kokių video fragmentų, kur yra tas dalykas naudojama. Yra 2D trackingas ir yra trimatis trackingas. Tai yra 2D siekia pikselių, būtent pikselius tokiais taškais. Sukūrė pointus, tai trackingų pointus, sukūrė daug taškų ir tie taškai, prie tų taškų paskui prikabinamas objektas norimas ir jisai, tas objektas siekia tuos taškus. Tai ir yra dar kitas efektas moka, apie kurį mes taip pat kalbėsim, tai ten jau truputį kitoks yra darbo procesas, jau ten yra prikabinamas ne prie taškų, o prie pačio objekto. Tai pavyzdžiui, monitorius, arba telefoną, arba, pavyzdžiui, namo sienos. Tokių objektų, kurių jūs filmavot, jų nebuvo, o, pavyzdžiui, reikėjo, tai jūs paimot ir dar į savo filmuotą medžiagą. Tai su After Effects pagalba mes darom tokius dalykus įdomius. Dabar, kai tai yra daroma, visų pirma, reikia pasirinkti norimą video. Tai video aš jums įkėliau iš Pixelio, būtent Pixel.com puslapio pasirinkau, ten šiaip bus labai mažas, trumpas fragmentas, nes nepamirškit, kuo ilgesnis video, to ilgiau jisai ir renderins, ir didesnis failas bus, tai dėl to pasirinkau nedidelio formato, kaip visada sukuriam kompoziciją ir į kompoziciją įdedam arba čia, būtent mūsų objektas. Tai mūsų objektas yra, kaip matot, ranka. Tai visą pirma mes sutvarkom tą video, nes, kaip matot, jis įkėlė didesnio formato. Ir dabar, kodėl pasirinkau būtent ranką, nes čia yra laikrodis. Ir laikrodis turi tokį metalinį kaip ir segtuką, Tai vienu žodžiu, 2T trackingas gali prisikabinti prie grandinėlės, prie žiedo, prie kažkokio tai didelio, objekto, nes paprastai, jeigu nebūtų čia laikrodžio, tas trackingas neprikibtų niekur, nei prie to tatuiruotės, nei prie rankos, niekaip. Tai dėl to būtent radau ir pasirinkau būtent šitą objektą. Tai dabar pirmas žingsnis, kurį mes turim padaryti, tai sukurti nulinį objektą. Tas objektas, kuriame bus tas siekimas, prie kurio mes paskui galėsim prikabinti arba tekstą, arba logotipą, arba dar kažkokį tai video. Tai jau bus jūsų pasirinkimas užduotį. Tai dešinę klavišą pelytę spaudžiam ir New. Ir čia yra nulinis objektas. Sukuriam nulinį objektą. Kitas būdas sukūrimo yra prie layer New. Vėlgi, čia yra pasirinkimas arba greitų, yra trumpinys, kaip matėt, yra Ctrl-Alt-Shift-I. Tai vėlgi pasirinkimai, 3 pasirinkimai. Tai sukuriam naują nulinį objektą ir kaip matot atsirado čia toks taškiukas. Mes kol kas paliekam jį ramybėj, einam į mūsų video ir šitoj vietoje mes turim surasti tracking. Tai vėlgi, jeigu mes jo nematom, tai pasirenkam, paspaudžiam čia ir turi būti pas jūs
paukščiukas uždėtas tracking. Ir tada pasirinkam, mes galim trackinti kamerą, galim tracking motion, galim overlap stabilizuoti. Tai mes turim pasirinkti būtent tracking motion, tai pirmas žingsnis, kurį mes turim padaryti. Paspaudžiam tracking motion ir jisai dabar sukūrė mums pointą. Matot, tai yra pointas, mes jį pažymim ir dabar mes turim perkelti būtent ten, būtent į padidinimą, kad būtų patogiau. Ir mes jį pakabinam, matot, toks padidinimo linzė atsirado, būtent į tą objektą. Vėlgi, koks tas pointas bus, priklauso nuo jūsų pasirinkto objekto, bet ko didesnis, to didesnė tikimybė, kad jis pagaus tą pointą ir sekimas bus tikslingas. Tai va, taip toliau, kai mes jau turim tą jau tašką, mes turim paspausti Edit Target. Paspaudžius Edit Target atsiranda lentelė, kurį mes matom sluoksnis ir mes turim kol kas vieną sluoksnį, bet gal ateityje jūs darysit didelį projektą ir jums reikės kelis taškus siekti. Tai bus pasirinkimas, tai jūs jau tada turit pasirinkti tą nulinį objektą, kuris yra jums reikalingas. Dabar automatiškai yra pirmas ir spaudžiam OK. OK, tai dabar toliau mes turim pasirinkti, analizuoti tą video, kad atsirastų tie taškai, analizavimas. Į kurią pusę, vėlgi, žiūrint, į kurią pusę eina jūsų video, tai pas mus į forward eina, spaudžiam play ir jisai pradeda po truputį analizuoti, kaip mato, čia yra laikas, eina ir vyksta taškų dėliojimas. Dabar atkreipkite dėmesį į tos jeigu jūs turit video, bet gal vėliau dar papasakosiu, jums reikia tik tai trumpai uždėti kažkokį tai tekstą arba logą ir kad tas objektas siektų tam tikro jūsų objekto. Tada mes turim su būtent tais dalykais mes turim nukirpti būtent tą objektą, būtent tą video fragmentą, kuriam norim sukurti trackingą. Čia kaip ir premjerė, tą irgi žinot tikriausiai. Gerai, tai mes palaukiam. Kol jisai trackina, aš jums paaiškinsiu tuos dalykus. Pirmas motion source tai yra mūsų video pavadinimas. Vėlgi, jeigu jūs turėsit kelis video, jūs turit pasirinkti ir pasirinkti jums reikalingo video. Toliau tracking tai yra pirmas mūsų, automatiškai pasirinkimo ten net viduj nebuvo. Ir trackingo tipas transform. Vėlgi mes galim, video priklauso trackinimas nuo pozicijos, nuo galbūt tą ranką sukimo procesas bus, tai rotate arba priartinimas. Tai vėlgi tai priklauso, koks trackinimas bus. Dabar pas mus yra pozicijos keitimas, tai mes pasirinkom čia paukščiuko poziciją. Bet jeigu bus kažkas judėjimas ratu, turim paspausti tada rotate. O jeigu priartina, tai jau scale. Vėlgi labai skirtingų čia tų trackinimo gali būti. Tai palaukiam, kol jisai padarys siekimą. Vėliau, kai bus atlikta analizė, jūs galėsit atskleisti, kaip pamenat, mūsų video parametrus ir paspausti raidę U. U parodo taškus, kurios sudėjo trackinimas. Ir tos taškus jūs galėsit koreguoti. Kaip ir video mes galim koreguoti, transparent, scale, opacity ir taip toliau, taip ir būtent trackinimą taip pat galėsit pakoreguoti. Tai va, truputį užtruks, kaip supratote, jeigu būtų didesnis video, tai ir užtruktų mums ir tas paaiškinimas.
Liko dar nedaug. Ir sekantis žingsnis, kurį reikės padaryti, tai pritaikyti. Jeigu tas trekinimas tinka, tai mes turėsim paspausti apply. Tai užduotį pas jūs bus tas pats video, bet jokio kito objekto aš neįkėliau. Tai yra, ką jūs norėsit prikabinti prie šios rankos, tai jau bus jūsų pasirinkimas. Pasakysiu kelis puslapius, bet jau tos Labas rytas, sorry, kad vėluoju. Labas rytas. Tos puslapius aš jums, atrodo, yra ir Moodle aplinkoje, iš kur galima parsisiųsti ten arba efektus, arba paveiksliukus, gali paveiksliuką, arba logotipą kažkokią įdėti, net ir reikės taip pat pritrekinti tekstą. Tai bus du dalykai. Reikės parašyti tekstą ir kokį nors efektą. Paskui vėliau parodysiu, iš kur gali parsisiųsti. Aišku, tokiam darbui su After Effects reikia labai taip, gero kompo, tam, kad nebūtų strykdžių. Tai kaip matot, pozicija rankos pasikeitė ir dabar jūs matot pointus. Tai yra tie taškai, tai yra siekiamybė. Dabar kalbėjau apie U raidę, tai vat aš paspaudžiau U raidę ir jūs mato tracking point, tai yra tas pirmas tracking point taškas, kurį mes ir būtent analizavom. Ir čia mes matom mūsų taškus. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkoks tai taškas jums netinka, matot, kaip jūs galit koreguoti, keisti, trinti, ne, tai jau jūsų pasirinkimai. Tai va, tai dabar turint mūsų jau pointas, mes paprastai paspausim jau apply. Ir viskas, jau pritaikytas, kaip matot, jau nulinis objektas sukurtas, tas kvadračiukas yra čia. Dabar ką mums reikia dabar padaryti? Tai aš jau esu įkėlusi. Aš pasirinkau kol kas pati paprasčiausia, tai yra mokyklos logotipą, bet gal paskui kartu mes paieškosim kažką kito. Aš pasirinkau, įkeliu į mūsų kompoziciją, vėlgi sumažinti. Nepamirškit, kad mažinti objektą mes turim laikyti shiftą, kad jisai gerai sumažintų būtent mūsų logotipą arba kažkokį tai paveiksliuką. Dabar pridedam ten, kur turėtų būti, ne? Čia vėlgi, čia gali būti logotipas, viršų gali būti tekstas, čia kaip pavyzdys, bet paskui pabandysim dar ką nors kitą įkelti. Ir dabar koks sekantis žingsnis būtų, jūs turit būtinai tekstą arba logotipą prikabinti, nu, taip galiu pavadinti, prie to nulinio objekto. Ir yra čia tokia sraigė, ne? Tai būtent jūs galite tą sluoksnį paimti, tą sraigę ir prikabinti prie nulinio objekto. Matot, jis žymi. Nu, čia toks greitas būdas. Aišku, tas būdas pirmas, antras būdas tai čia paprastai atskleisti ir pasirinkti. Iš čia vat yra. Ir viskas. Ir automatiškai, kaip matot, jis toks kaip prikabintas. Vėlgi čia jau paskui reikės iki kiek renderinsit, sutvarkyti viską, kaip jūs jau žinote, ne iki čia. Kad gražiai, man pabaiga turi būti, kad gerai būtų ta. Ir pat, matot, siekia. Nes jeigu kitų atveju, jeigu mes paimtum kažkokį tai objektą, nepridėtum būtent prie nulinio objekto, tai jisai ir stovėtų vietoj. Toliau, tekstas lygiai taip pat. Mes pasiėmam tekstą, mes parašom... Mirškit, kad iš karto rašant tekstą pas mus atsidaro charakteris, tai yra teksto pasirinkimas, kur mes galim pasirinkti būtent šriftą, dydį ir taip toliau. Ir jūs, taip spalvą aš palieku tą patį, ir vėlgi mes arba čia atskleidžiam ir pasirinkam null, arba pasirinkam prie nulinio objekto ir prikabinam kartu.
Vėlgi, jisai, kaip matot, stovi vietoj ir kur aš noriu, kur jisai būtų, tai jūs jau čia patys sutvarkykit, pagalvokit, kur norit, kad būtų. Vėlgi, kur jūs padėsit, ten jisai ir bus, sieks jūsų būtent tą video. Tai va, tokiu būdu daromės trakinimai. Ar turit klausimų? Kaip ir aišku, bet Tai dabar dėl video. Iš šito puslapio, kaip pamenat, mes pasirenkam video, jeigu reikia, o čia yra motion, tai bus motion grafika. Tai vat, pavyzdžiui, galima kažką taip pasirinkti iš šito puslapio. Nebūtinai tą logotipą jūs turit pasirinkti. Ten, kur bus parašyta premium, tai jau čia yra mokamas. Ne? Tai kur free yra, aišku, žinot, klausimas. Tokį paminėti. Atsiprašau už pavėlavimą. Atsiprašau. Jis bus juodas. Pačiau mokamas. Štai visi efektai, glyčiai, viską galit. Jau žinote šitą puslapį. Pasiimsiu tą, nėra laiko ieškoti. Jūs tikrai turėsit laiko, tai galėsit ieškoti tom čia be fono ar su fonu. Aišku, labai svarbu, kad būtų be fono. Visi trys. Dabar tiems, kas pavėlavo į pamoką ir nematėt, ką aš čia aiškinau, tai bus video pamoka. Galėsit peržiūrėti. Ir Nes po šitos būtent dalies 2D trackinimo, kai jūs šiandien atliksit, aš manau šiandien atliksit, mes galėsim eiti ir toliau ir kalbėti apie 3D trackinimą. Taip, ir tada mes priskiriam prie nulinio momento. Sakymas, matot. Čia aš norėjau parodyti kaip pavyzdį, ne? Bet kad iš to puslapio galite labai įdomių dalykų visokių rasti, bet skirkit daugiau gal laiko tam, kad surasti ir padaryti gražų, gerą projektą. Nes nepamirškit, kad tas projektus vis tiek jūs turėsit pristatyti vėliau per modulį atsiskaitymą.
Galim prašyti šūdys ar dar kažką. Gerai, tai kaip ir visada, Ctrl+M, renderinimas, ne? Ir išsaugom, vėlgi, nepamirškit pavadinimą, nepamirškit, į kurią vietą saugosit, turi būti aplankalas, ne, After Effects, ir jau ten ir turit saugoti ir įrašinėti savo video. Turi būti viskas tvarkinga. Dabar aš pasirieku, pas mane yra AVI, tai aš palieku AVI, nors išrenderins tikrai žinau, kad bus didelio formato. Dabar kaip jūs, tai nežinau, QuickTime bandykit, jeigu neišbandėt dar kitų arba neradot kito formato. Tai man, aš palieku kol kas AVI. Bet jeigu atsitiks taip, kad jūs prisiūsit irgi AVI ir bus labai didelio formato, tai aš siūlau paprasčiausiai eiti į Premiere Pro, įkelti savo video ir išrenderinti iš naujo. Jis automatiškai suglaus ir bus mažesnio dydžio. Tai va. Ok, tai va. Tai kol kas šiandien tiek. Jūs ar supratot užduotį? Tai aš manau, jums vienos pamokos turėtų užtekti tai atlikti.